Sveiki, nu ką, susiruošė Rulis greičiausiai paskutinį šiemet savo upėtakių žvejybą. Neaišku, irgi kaip čia bus po tokių lietų, ar išvis eis į Brestį. Nu, gal neis į vieną, eis į kitą į Brestį. Gal kažkaip kažkur kažką pabandysim, nes jau neužilgo ir draudimas jau prasidės ir paskiau jau pasidaro prieš nerštą tokie pasyvūs, nebėra to tokio sportiškumo, nebėra ir tokio malonumo gaudyti, tada gaudysim kitą žuvį. Tai va, važiuojam, supilsim kūro, supilsim vandens, lieksim žiūrėti savo upelius, koks tam vandens lygis, nes mažuose upeliuose hidrologiniai nerodo. Tikėkimės, kad bus neblogai šiaip tai. Ant rudens jie biškį aktyvesni. Vanduo jau pravėsęs. Tai jau temperatūros per naktį nukrant. Turėtų būti aktyvesni. O kaip seksis, tikiuosi pamatysite mano vlogę prie Sengirė TV. Rulis valdo. Daėjom iki vietos. Šiek tiek atsipūsim. Kas gerai jau rudeniop, kad nebėra taip karšta. Ir tu kol daeini iki vietos, net taip sukaisti. Ir paskui įsibridęs iš vis atvėsi. Žodžiu, vieni pliusai. Vanduo, ką vanduo? Vanduo aukštokas, bet brendamas. Manau, tikrai turėtume kažką pagauti. O tikiuosi kažką tai gal ir labai neblogo pavyks suviliuoti šiandieną. Nes vis tiek, kaip sakau, ruduo ant nosies, tai žuvis aktyvėja. Tai ką, dedam kamerą ant krūtinės, ruošiam meškerę ir brendam prieš srovę, kaip visą laiką. Jo, pirmo metimo. Nusipurti. Gražus pietakatis. Užsidėjau ryškų tokį vobleriuką. O, bangė. Nesėda. Žaltys. Jau musėt to nebenorės. O, norėjai. Kaip sakoma, gera pradžia pusė darbo. Bet čia ne tas, kur pirms nusipurti. Op. 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 Nu, žodžiu, pietakiai aktyvūs visai. Turėtų būti visai gal nebloga žuklė. Taip. Ką tik nusiraitė dar vienas neblogas žuveliokas. Opa. Pradžia tokia optimistinė, galim pasakyti. Tas buvo neįspūdingo dydžio, bet neblogs buvo. Nu, tam susiaurėjimui turbūt traukda žolė. Bandykim
užmiršta arlį toliau užmest. O, į nieką. Dėjau daug vilčių. Keista, kad neišpuolė niekas. Iš po žolių. Neišpuolė. Išpuls iš kitur. Bandykim biškį toliau. Irgi nieko. Okay. Nuvylė šitą vietą. Gali būti, kad jau ir tie didieji broliai yra atėję. Aš turiu omeny šlakius. Ir jie atsistoja tose vietose ir išstūmė visus vietinius mažylėlius. Šiaip ir tekia čia susigrumti, ir tekia matyti, kaip praplauk. Vaizdas geras. Klausims, ar jau jie čia yra atėję ar ne. Jeigu ir yra, tai labai rets atvejis, kad nori kibti. Net tas jiems galvoj meilis noris. Manau, bus gerai šiandien, aš kažkodėl tai. Taip įsitikins, kai, aišku, pirmą metim nepagavau, bet kibims buvo. Kaip žinote, blogas ženklas pirmą metim pagauti žuvį. Bent jau man. Rašykit komentarus, kaip jums. Vienas iš, kaip čia pasakyti, dailesnių. Koks čia dailas, aišku. Stop. Pliumt. Taigi, su tokių pagauta nemažai, bet sakau, juos filmuoti. Taip pat nebuvo baisiai įdomu. Gal dar užkirs koks profesoriuks. Atsiport. Ir vėl atsiport. Iš tos pačios rovyks. Tas jau mažesnis. Pliumpt. Vanduo jau toks šaltėjantis.
Nu, lauksim biš didesnių. Pakol kas nėra blogai. Su realizacija tik gal kažkiek praščiau. Na, padėsim. Gal kito vobleriuką padėkeisim. Galvoju, kad bus murzins baisiai vanduo. Reiks provokuoti. Vanduo pakėlis, bet ne murzins. Kaip ir gerai viskas. Gal tu, bičiuli, ir per ryškus esi. Jį reikia animuoti šiek tiek stipriau, patvičinti. Geras vobleris, pernai man davė labai didelį upėtakį, bet buvo vanduo murzinesnis. Dabar tikrai. Jei būtų apsiniaukę, būtų iš vis gerai. Bet nėra blogai dabar, tai gali neprakaituodam savo dailę žvejuoti. Keisim voblerį. Nieko gero nedavė. Uždėjau kitą japoniuką Tackle House firmos. Toks įdomus su pelekiuku. Riestas. Skęstantis. Tai žinau, dabar jau nebebūti nuo paviršiaus. Jau bandysim su šito keliu čia ir 43. Bandykim kitą vobleruoti. Tikėkimės, kad šits japoniuks Tackle House Buffets, man atrodo. Jei ką rasit pas mus prie sendurių.lt ir didesnių dydžių, ir mažesnių dydžių. Tikrai toksai įdomi formelė šito voblerio. Keista, praėjau tokį ruožą. Keli mažiukai. Užsidėjau vėl didesnį truputį masalą, nes tą mažiuką labai puola tokie pat mažiukai. Tai užsidėjau vėl šį kartą tokį kaip geltoną karosiuką. Dabar mačiau išlindę buvo iš po medžio. Pietaiks. Bet nesėdo. Nenustepčiau, kad vėl reiks grįžti prie to ryškaus. Čia toks neblogas buvo pasirodęs. Įdomu, kodėl praeis tokį ruožą tik tais mažiukai. Ar didieji, sakau, ir pusbroliai atvykę, išgynę į kitas vietas. Ar kažkas praėjęs pažvejojęs šviežiai. Nes daug atsipurto. Nu, atsipurto čia dar. Neaišku dėl ko. Opa. Neitsvakt. Šešėlis, gylis, krūmai. Reiks galvot, nieko nebus.
Tų mažiukų tai ir, bet jau aš jau nebefilmuoju net. Nieko įdomus neparodysiu. Noris kažko tai. Kad širdelė suvirpėtų. Keli neblogi buvo. Tas, man atrodo, pirmą metimą buvo didžiausias, kur nusiraiti. Bus kaip visą laiką. Į pirmą metimą gerai. Pasikiau. Šūdelis gaunas. Gyro. Žavis kažko. Negi reiks vėl grįžti prie to klauno, kaip vadinam spalvimo. O, bičiuliai. Tas jau dailus. Gal nereiks. Nu, ateik nusifotkinti žaltį. Opa. Tas jau dailus. Gerai, einam foto ir bėgasi. Nu. Čiučiu. Pirms gražesnis. O čia tai bič. Nu, tikiuosi, nors kažkas nusifilmavo. Sezono geriausias. Biškį rankėkis dreba. Oi, tikiuosi, kad nusifilmavo. Kažkiek tai. Kai klaunas, blema, visą tą, ką mačiau, viską mačiau. Nu, tikiuosi, kad kažkiek tai pavyko nufilmuoti. O, čia jau baudiks. Čia bus kokia linksmybių. Gal pabandyti užmesti. Aišku, čia turėjo būti labai nepauštus. Per meškers atstumą. Naudos iš to abejoju. Pamačiau bulką tokią neblogą. Nežinau tik kaip pavyks paduoti masalą. Matėt gal? Segė. Jeigu taip šokinė, tai jis aktyvus yra. O, segi, vėl šaltys. Nebesegi viskas. Nu, apa. O, pakėl, bet čia jau man atrodo kits buvo. Nu, vaizdu, nežinau, jų matos, nesimato. Kas tau čia? Biški iš tų. Gerai. Ne vienas čia turėtų būti šitam keri.
Bet neim pravesti. Gal kaip. O! Trapužuoks. Neblogs toksai. Neipatinga. Bet, nu, kol nori, tol duodam. O, šitą tau. Bus, bičiuli. Nu, reik man ir telefonu filmuoti ir čia. Čia tai jau. O, čia tai malūnėlis. Opa. Neina pimt. Nu, pabėgs. Nu, fotografijas norėt. Bičiuli. Opa. Yes. Turim. Eina nusifotkinsiu tave. Čia tai jau bauiliai. Nu ką, nematotas, bet ir geras. Gerai. Toj fotografiją pasidarysim. Oi, nežinau, čia ar išėjo fotografiją padaryti. Ar ne. Bet šitas žuikis dar reikalų. O, rulis valda. Taigi baigiam šiandienos žvejybą. Puikiai pasisekė. Pagautas tikrai ir pats didžiausias šio sezono upėtakis. Pabėgau dar. Žodžiu, man čia reikia arba kelis kilometrus apeit tą ruožą, arba važiuoti sėsti. Žodžiu, užteks. Pasikaifavau, pasimėgavau. Jum parodžiau, kaip upėtakė kimba. Žiūrėjau, kaip mėgautikitės. Ir šiandien dirbu ryškios spalvos. Kad ir vanduo skaidrus, bet vis tiek ruduo daro savo. Tai galit naudoti savo sortimente rudenį ryškius spalvų voblerius. Cukras, vartiklės, kas ką norit. Nes jau reikia išprovokuoti. Nebėra taip, kaip vasarą, ką būtų. Tik įkrito kopt ir segė ir viskas. Tai va, buvo ir bulkų, tikiuosi, viskas yra nufilmuota, kaip ištraukta. Ir žodžiu, jeigu pasižiūrėjau šitą vlogą iki galo, paspausk like, paspausk subscribe, būtų malonu. Ir gal ir ne paskutinė dar žvejyba, bet manau, kad jau jo, nes dar upėtakiai stiprus pakol kas, o paskui jie pasidarys lepšiai tokie tingus, tegu neršia, ką manus trukdyti. Taigi, visiems iki, susitiksim žvejybai.